Sveiki visi. Sveiki visi. Tai Klėjas, visus reikia pasveikinti su naujaisiais metais. Šis yra pirmasis mūsų 2024 metų video, taip? Palinkėsime visiems daug smagių akimirkų žaidžiant stalo žaidimus ir daug įsimintinų žaidimų, kad būtų galima vis ilgai šnekėti. Tai Klėja, kokią žaidimą 2024 metais patį pirmą aptarsime ir apžvalgą padarysim? Čia žaidimas. Koks čia žaidimas? Drakonų. Sala. Beveik pataikai. Drakonų žemė. Ir ką mes galėsime šiame žaidime veikti? Surinkti kuo daugiau taškų. Taip. Ir tai yra mūsų pirmasis žaidimas, kuriame mes rinksime taškus vieni kitiems nerodydami jų. Kaip sakant, kiekvienas turėsim savo uždangą ir bandysime taip sužaisti, kad niekas nežinotų, kiek mes tų taškų turime. O žaidimas vyks, kai mes lakstysime su savo 4 herojais po pasaulį, kuriame yra daugybė ugnikalnių. Labai gražus žaidimas, tarp kitko. Ir bandysime kuo greičiau surinkti kuo daugiau setų įvairiausių, kurie duos mums laimėjimo taškus žaidimo gale. Tai Klėja paruoš žaidimą, tada pažiūrėsime, kaip jį žaisti. Na ir žinoma, kaip visada gale aptarsime, ką mes galvojame apie šį žaidimą. Beje, tai yra mūsų pirmas Rainek Inicijos žaidimas, tai aš labai nekantrauju ir tikiuosi jūs irgi. Sveiki sugrįžę prie stalo. Sveiki sugrįžę prie stalo. Tai kaip matėte, šitas žaidimas reikalauja šiek tiek ilgesnio pasiruošimo ir keli momentai parašinėjom. Tai šitie žetonai yra nekintamos vietos, jie visada būna čia, šitie būna žetonai štai čia. Čia yra vienragio žetonai, čia yra ragano žetonai. Juos gauname, kai pabaigėme savo ėjimą ant vienragio arba ant raganų. Taip, ant reprezentatyvių vietų. Dabar taip. Taip pat turime šitos skydus, kurie leidžia mums nerodyti, ką mes turime kaip surinkę. Taip pat turime parodytą, kokius setus turime surinkti, kad gautume 13 taškus arba galima... Arba kiek mes turim diskardinti žaidimo gale šitų savo kristalų. Tai va, tai mūsų priešininkai nežino, kiek mes ko turime. Tas padeda mums, kaip sakant, neparodyti ir priešininkams neleisti planuoti, kur jie turi nubėgti ir ką. Aišku, galime stebėti ir prisiminti, ką kitas daro, bet dažniausiai būnam susifokusavę į save. Tai taip pat gauname 3 žetonus, visi tokius pat, priklausomai su kuo mes žaidžiame ir juos lygiai taip pat mes nerodom. Tai va, kaip žaidimas vyksta, tai mesim kauliukus, metam 2 kauliukus, išridenam 2 vertes, metam šitas nuostabus kauliukų ridenimo bokštas, tikras
tikras. Čia bokštas drakonų. Taip, drakonų bokštas ateina kartu su žaidimu, tai iš tikrųjų labai faina, labai gražiai atrodo, iškrenta ir tada, kai išridenam jau tuos kauliukus, mes gaunam 2 kauliukus, šiuo atveju išridenam 2 ir 3, reiškia, mes galim paimti vieną arba antrą žmogeliuką ir su vienu paeiti 3, 1, 2 arba 3, su kitu paeiti 1 arba 2 ėjimus į priekį. Tai mūsų žaidimas prasideda, kai mes išleisim į šitą drakonų ugnikalnių pasaulį savo žmogeliukus, tai mes galim išleisti juos pro štai čia, galim išleisti pro čia, galima išleisti pro čia ir yra kitas klė. Ar 3 tik tai išeina? 3 išeina, taip. Tai bet kuris spalva gali išeiti pro bet kurį išėjimą. Ką reikėtų paminėti, kad žalias žmogeliukas, kai atsistoja ant ugnikalnio, jis gali paimti arba deimantą, tai baltas yra laukinis resursas, tai reiškia, jis gali atstoti bet kokį kitą spalvą ir gali būti paimtas bet kurio žaidėjo, bet kokios spalvos figūrėlės. Jeigu mes, tarkim, ateinam su žaliu, čia paimtume vieną žalę arba vieną deimantą, kuris yra... Arba kiaušinį. Arba galime paimti kiaušinį ir jeigu paimsim kiaušinį, dar taip pat gausime ir šitą žetoną. Jeigu čia ateitume su raudonu, tarkim, ne su žaliu, tokiu atveju mes galėtume paimti šitos 2 kristalus raudonus, arba baltą, arba kiaušinį, jeigu jis vis dar yra. Ir taip pat, jeigu esame pirmieji, kurie paimam kiaušinį, gaunam ir žetoną. Tai va, tai žaidimas vyksta labai paprastai raundais, vienas raundas, kitas raundas, tai mes pabandysim sužaisti kelis raundus, tiesiog, kad pajaustumėt, kaip žaidžiasi, na, tada matysime, tada jau galėsime kalbėti, ar patinka mums tas žaidimas ar ne, ok? Tai Klėja, nori būti pirma, ar aš būsiu pirmas? Tu pirma. Tai kaip pirma žaidėja, kadangi žaidžiame dviese, tu gali pasirinkti vieną iš spalvų ir su jie pro vieną iš įėjimų įeiti ir paeiti per 2 laukelius. Dar vieną matau dalyką, ką pradėjau sakyti, bet nepasakiau. Kai Klėja dėlioja viską, tai mes matome vieną netikslumą iš tame paruošime žaidimo. Yra variantas, kuris leidžia bet kaip kristalus dėlioti, bet pagal pagrindinės taisyklės negali būti daugiau nei 2 vienos spalvos kristalai viename ugnikalnyje. Tai mes tiesiog sukeisim, nes mes juos tiesiog atsitiktinė tvarka išberėme reikalingą kiekį ir viskas. Taip pat, kai žaidžiam ne dviese, mes, tarkim, kai kurie šitie ugnikalniai turėtų daugiau nei vieną kiaušinį. Tokiu atveju žaidėjas vis tiek paima tik vieną kiaušinį savo ėjimo metu. Tai va, tai dabar Klėja, paruošti viskas teisingai, tai gali pradėti. Tai paimk vieną iš žmogeliukų ir tada pro vieną iš įėjimų paeik per 2 į priekį be ridenimo. Kodėl? Nes čia tokia pradžia yra, kai dviese žaidžiam, gaunasi, kad greičiai, kad truputį pagalba tokia. Tada aš kaip antras žaidėjas, aš gaunu paeiti per 4 ir ką aš darysiu, aš pradėsiu eiti nuo čia ir aš eisiu 1, 2, 3, 4, štai čia. Ir dabar tu jau ridem kauliukus ir tada galėsi eiti su vienu arba su kitu savo žmogeliuku. 3 ir 4. 3 ir 4. Tai pasimk kauliukus, priskirk vieną kauliuką vienam, kitą kitam. Kaip mes darom, kad nepamirštume, kuris kauliukas jau buvo priskirtas kuriam. Padedam. Aš tiesiog pradėsiu eiti su vienu. Čia, kas? Toliau eisi su raudonu ar ir žalė jau įvėsi? Tai 3 su žaliu, 4 su mėlynu. Su žaliu ir su raudonu. Šitą 4, o su šitu tai 3. Gerai. 1, 2, 3 ir pasiemu šitą. Gerai, šitą pasiemi ir taip pat pasiemi štai šitą žiedą. Kas tai reiškia? Vėliau galėsim praeiti paaiškinsiu. Su šitu paėsiu taip. 2, 3, 4. Gerai. Nereikia jau viskas paėti. Dabar mano vietai. Aš dabar išdedu 1 ir 3. Aš vieną noriu priskirti mėlynajam. Taip, ir gaunu šitą raganos žetoną.
Ir taip pat tada su 3, kur aš noriu su 3 eiti. Kur čia geriau būtų? Aš visada noriu eiti su ta spalva ten, kur matau, kad yra bent 2. Tai raudoni yra 2 štai ten. Ir ten gal aš iš tikrųjų ir keliausiu. Ir eisiu. 1, 2, 3. Taip. Na gerai. Arba galėjai čia ateiti, pasiimti 2 mėnesius. Nu tai čia ateisiu kitą kartą ir pasimsiu 2 mėnesius. Tai dabar Klėja išmetė 3 ir 3. Tai ką jin gali padaryti? Sprašau. Jin galėtų tiesiog likti čia ir paprasčiausiai pasimti raudoną, dar kristalą, rubiną. Taip? Arba gali jinai keliauti toliau. Taip pat gali vesti savo žalįjį veikėją arba keliauti su mėlynu. Aš su raudonu rubinu. Klėja pasirinko eiti tik 2, o ne 3, kad gautų žetoną. Ką visi žetonai daro, palauk, truputėlį paaiškinsiu. Čia šitame žaidime yra tikrai nemažai žetonų įvairiausių ir ką visi žetonai daro, tai jūs rasite žaidimų taisyklėse, mes vardant laiko stokos tiesiog kiekvieno jo neaptarinėsime. Bet principė jie jums padeda arba kažkaip tik kuliukus pakeisti, arba prideda laimėjimo taškų, arba leidžia papildomai dar kažką tai padaryti. Čia atsiranda toks antras lygis šio žaidimo, ne tik, kad išridenam ir tada renkame su kuriuo eiti greičiau ir toks lenktyninis aspektas, bet ir šiek tiek daugiau jau strategijos, kaip ir šiaip ganėtinai dažnai matome Reine Kinicijos žaidimuose. Nu, dabar jau daryk. Pasapaisiu vieną ir pasimsiu šitą. Ir baltą pasiema deimantą, nes baltas deimantas, primenu vėl, kad jis gali būti skirtas bet kam. Taip, aš turiu 2 ir 2. Labai gerai. 1, 2. Ir žinau, kad čia atsistojęs niekas iš manęs mėlyno netims. Nėra Klėjos nei vieno žmogeliuko, kuris būtų mėlynas. Todėl aš manau, kad paimsiu ir pasimsiu štai šitą kiaušinį ir šitągi žetoną. O su kitu, kai žaidžiama su vaikais, dar kiti siūlo, kad būtų leidžiama abu kauliukus priskirti vienam veikėjui. Tačiau mūsų atveju mes nepastebėjome, kad tai būtų kažkoks labai keičiantis žaidimo greitį ar esmę aspektas. Todėl mes žaidžiame pagal pilnas taisyklės, kurios sako, kad mes nepriskiriame šitų 2, negalima priskirti 2 kauliukų vienam veikėjui. Todėl antrą veikėją aš tiesiog prisiskirsiu žalę ir įvesiu žalę. Tai bus 1, 2. Štai čia keliausiu su šituo. Na ir tada Klėja skylė vėl. 3, 2. 3 ir 2. Tai aš su savo 3, 3. 2, 3. Ir Klėja pasiema 2 raudonus, tai? Na ir 2, kur priskirsim? Priskirsiu. Tiesiog mėlynam. Tai Klėja vėlgi niekur neįs šį kartą, o tiesiog paims ir pasims mėlyną rubiną. Ar mėlyną brangakmenį. Tai va, man atrodo, ties šituo momentu mes galime stoti žaisti. Taisyklės yra super paprastos. Vienintelis dalykas, ko dar neparodėme, tai yra tų žetonų naudojimo. Juos pradedam naudoti šiek tiek pusėje žaidimui, kai išmetam kažką labai blogą arba kai reikia pasistumėti į priekį. Juos leisime jums atrasti patiems. Na, o dabar susitikime prie stalo ir galėsime aptarti, ką mes galvojame apie šitą žaidimą. Na, Klėja, ką galvoji apie šitą žaidimą? Nežinau. Nežinai? Kaip tu įvertintum šitą žaidimą nuo 1 iki 10? Ar tikrai 10? Ar tikrai viskas šiame žaidime tau patinka? Gal 8. 8. Tai kas patinka šiame žaidime? Nu, man patinka.
patinka tie deimantai. Nu, ir dar tie vienaragiai. Vienaragiai. Aha. O kalbant apie patį žaidimą, ar lengvas tavo žaidimas šitas? Nelabai. Tai kas sunkiausia šiame žaidime? Kad reikia kuo greičiau surinkti ir kad kuo daugiau taškų. Tas lenktynių aspektas, taip? Tau labiau patinka iš lėto keliauti, rinkti viską ir tada, kaip sakant, auginti, taip? Taip. Na, tikrai, šitas žaidimas yra competitive žaidimas, reiškia, mes varžomės vieni prieš kitus ir iš tikrųjų šiame žaidime mes skubame kuo greičiau surinkti, kuo daugiau taškų ir kai visus kiaušinius paimam, žaidimas baigėsi, taip? Tai va, tai tikrai yra pirmas mūsų žaidimas, kur reikia tikrai labai galvoti ir žiūrėti ir ne tik ko tau reikia, bet ir ką tavo konkurentai daro, kur jie eina, kas ant stalo yra. Ir, na, tikrai tai yra sudėtingesnis žaidimas, taip? Taip. Tai va, kaip tau patinka šitas žaidimas? Ar jis yra gražus? Labai. Ir dar man deimantų labai gražios spalvos atspindis. Man irgi šitas žaidimas tikrai yra nuostabus, kai jį žaidi, tai visas stalas atrodo toks spalvingas, toks gražus. Na ir dar man patinka šitie žetonai ir žmonėliukai, tai man patinka. Iš tikrųjų, ir tiek žaidimo lenta, tiek žetonai, tiek patys deimantai, ar kristalai, kaip čia juos pavadinsime. Deimantai ir kristalai. Jo, yra tikrai nuostabus. Vienintelis mano toks pastebėjimas būtų, kad galbūt šiek tiek sunku yra atskirti, kuris kurio veikėjas. Nors jie visi yra skirtingi, tačiau mes visi turim po mėlyną, visi turim po raudoną ir visi turim po žalią. Ir kai dviese žaidžiam, dar yra lengviau, nes tu gali paimti tokius labai žemus ir gali aukštus paimti ir taip atskirti lengvai. Bet tarkim, bendrai paėmus šitie, tarkim, jie tikrai yra labai labai panašus. Tai reikia šiek tiek laiko ir reikia pastoviai stebėti, kad kažkuris tai vienas nepagriebtų ne savo žmogeliuką ir pradėtų eiti. Taip pat reikia, kai skaičiuoji, kuriam geriau priskirti kurį kauliuką, visada labai atkreipti dėmesį ir tikrai į savo žiūrio, ne į kitą. Bet bendrai paėmus, tikrai žaidimo kokybė yra nuostabi, komponentų kokybė yra tikrai labai gera. Prie tą pačią gal kauliukai galėtų būti tiesiog lengviau matomi. Tai dar gražus yra kauliukai. Taip, jie yra tikrai labai gražus kauliukai. Tiesiog galėtų būti šiek tiek lengviau matomi. Jeigu mes, tarkim, žaidžiam balti. Jo, balti ir su auksu. Žodžiu, labai ryškus. Tai galėtų būti tiesiog tie auksiniai taškeliai ryškesni. Tai čia toks vienintelis prisikabinimas, ką galiu pasakyti. O šiaip žaidimo mechanikos prasme žaidimas yra tikrai super lengvas, super paprastas. Mes dedam kauliukus, priskiriame kauliukus figūrėlėms ir keliaujame po šį nuostabų pasaulį, renkame drakonų kiaušinius, renkame drakonų sukauptus turtus ir taip laimime žaidimą. Kaip 2x2. Tačiau ta super paprasta mechanika iš tikrųjų turi tiek daug strateginių elementų, kad jį įdomu žaisti net suaugusiam žmogui, jau nešnekant apie vaikus. Tai mano vertinimu, jeigu klėja 8, aš šį kartą su klėja beveik sutinku, aš sakyčiau, kad tai yra irgi toks, apie 8 vertas žaidimas. Tai mūsų vertinimu tai yra 8, tai ir bus stiprus 8. Taip? Ir man dar nepatinka šitas žaidimas todėl, kad ne komandom. Ir negalim žiūrėti. Tai čia jau klėjas asmeninis dalykas. Iš tikrųjų ir aš labiau mėgstu komandinius žaidimus. Ir iš tikrųjų mes turim kitą labai nuostabų žaidimą apie įlanką, kurią reikia, apie įlanką miestelį įlankoje, kurią irgi šiemet filmuosime neužilgo, kur reikia daug viską daryti, kad ta įlanka būtų kuo švaresnė. Tai yra pilnai komandinis žaidimas ir klėja pastoviai nori jį žaisti. Čia yra... Ir traktų žuvis. Taip. Čia yra nekomandinis žaidimas ir klėja yra sudėtingiau, nes jai reikia pačiai galvoti ir negali tartis.
o jai labai patinka tas momentas, kai mes galim visi atsakyti, aha, o dabar ką darysim, o tai gal geriau taip, o gal geriau anaip, ir tada klėjas sako, o gal darom šitaip, nes bus taip ir taip. Na, čia ne komandinis žaidimas, taip. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, jeigu pastebėjote kažkokių tai klaidų ar kažkur suklydome kažką tai prašau parašykite komentaruose, ištaisysime klaidas ar bent jau uždėsime subtitrus su teisingais dalykais, ką ne taip pasakėme. Na, o dabar noriu pasakyti ačiū visiems žiūrėjusiems. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Ir susitiksime kitame video. Nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti, jums tai nieko nekainuoja, mums tai labai padeda išplėsti mūsų pasiekiamumą, kad mūsų video pasiekti daugiau žmonių. Ačiū visiems ir iki.